Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Galite prisėsti. Šiandien minime Šventąjį sekmadienį, o taip pat minime 7 visuotinio susirinkimo tėvų atminimą. Spalio 11 dieną 787 metais Nikėjoje, Mažojoje Azijoje, šiandieninėje Turkijoje susirinko šventieji tėvai, bažnyčios vyskupai ir diskutavo apie ikonų naudojimą bažnyčioje. Mes prisimename taipogi ikonų gerbimo, tą apgynimą pirmąjį gavėnios sekmadienį, bet šis susirinkimas, vadinamas antrojo Nikėjos susirinkimu arba 7 visuotiniu susirinkimu, įvyko spalio mėnesį. Tuomet po 10 mečių persekiojimo, kai imperatorius buvo išleidęs ediktą draudžiantį gerbti ikonas ir jos buvo naikinamos, o žmonės, kurie jas gerbė ir gynė, buvo persekiojami, bažnyčia tarė savo žodį ir būtent apgynė šitą praktiką. Vėliau buvo dar kitas imperatorius, kuris vėl pradėjo persekioti ikonas ir 843 metais antrą kartą buvo atkurtas ikonų gerbimas bažnyčioje. Tai štai tas 843 metais antrasis kartas buvo pirmą gavėnios sekmadienį. Todėl turim šias du atminimus - spalio 11 ir gavėnios pirmąjį sekmadienį. Ir kadangi spalio 11 tada buvo sekmadienis, tai pagal tradiciją artimiausią spalio 11 sekmadienį prisimename tas 7 susirinkimo tėvus. O kodėl tie imperatoriai sukilo prieš ikonų gerbimą? Viena vertus, tiesą pasakius, specialistai, istorikai, teologai ginčijasi, kodėl tiksliai. Bet tokios 3 priežastys paprastai nurodomos. Viena priežastis yra, kadangi tuo metu imperija buvo krizėje ir iš pradžių ji buvo niokojama persų, paskui musulmonų, tai paprastai, kai yra kažkokia bėda, tai politikai mėgsta rasti kažkokią atpirkimo ožį. Ir rado tą atpirkimo ožį, kaip ir ikonų gerbime, kad štai neva nukrypo nuo biblinio tikėjimo krikščionis. Ir jeigu mes sutvarkysime šį klausimą, tai imperijoje reikalai irgi susitvarkys. Antroji priežastis buvo ta, kad, kaip minėjau, imperiją puolė musulmonai. Islamo kalifatas plėtėsi ir daugybė krikščionių gyvenamų vietų užėmė. Ir mes dabar girdim irgi per žinias tą baisius įvykius artimuosiuose rytuose. Tai visą tai susijęs su tą sunkia istorija ir iš tikrųjų turime melstis už ten esančius žmonės. Ir krikščionis, kaip bebūtų jiem ten sudėtinga, iš tikrųjų yra abiejose barikadų pusėse. Ir Palestinoje yra Antiochijos patriarchato krikščionių, ir Jeruzalėje, Izraelyje yra Jeruzalės patriarchato krikščionių, taip pat ir arabų, ten daugiausiai arabai, bet ir žydų. Ir jie visi taip padalyti skirtingų tų politinių linijų, skirtingų tų konfliktų. Tai viskas prasidėjo tada. Dar 7 amžiuje Jeruzalės patriarchas Šventasis Sofronijus turėjo įleisti, nenorėdamas, kad būtų žudyti Jeruzalės krikščionis, islamo išpažinėjų kariuomenę ir jų kalifą į Jeruzalę. Ir tuomet tose kraštuose įsiviešpatavo musulmonų valdžia. Ir štai matydami tą islamo kalifato plėtrą, o musulmonai, kaip žinoma, yra prieš bet kokią ikonografiją. Ir iš tiesų, kai kurie istorikai tik ir sako, kad galbūt jie prieš buvo, nes bizantiška liturgija musulmonam eiliniam buvo labai patraukli. Gražios cerkvės su ikonomis, gražios giesmės, iškilmingos ceremonijos, viso to islame nėra. Ir galbūt specialiai, kad nuo to atsiriboti, buvo paskelbta, kad visą tai neteisinga, to ir nereikia. Ir islamas užėmė tokią labai, kaip mes vadiname, ikonoklastinę, prieš ikonas tokią poziciją.
Tai va antroji priežastis, kodėl imperatoriai galbūt pasuko, nes jie bandydami kažkaip tai įtikti musulmonam, nutarė irgi, kad gal mes irgi atsisakysime ikonų ir tuomet labiau patiksime mūsų kaimynam. Ir dar buvo trečioji priežastis, jau skilimai pačioje visuomenėje, kas tas ikonas naudojo. Ir pirmiausia, tai buvo vienuoliai, kurie turėjo labai didelę įtaką visuomenėje. Ir galbūt irgi imperatorius kaip politikas su jais konkuruodamas dėl įtakos nutarė taip pasielgti. Bet bažnyčia pasakė vienareikšmiškai, kad ikona tai yra atvaizdas, kurį mes ne patį gerbėme ir garbiname, o mes savo mintys ir savo garbinimą kreipiame į tai, kas tame atvaizde yra pavaizduota. Ta pagrindinė mintis 7 susirinkimo tėvų buvo tokia, kad garbė teikiama atvaizdui pasiekia provaizdį, kad ikona yra tarsi tas langas į anapusybę ir mes gerbėme ne dažus, ne medį, ant kurio ta ikona nutapyta, bet mes gerbėme tai, kas toje ikonoje yra pavaizduota. Ir kartais žmonės klausia, o kaipgi šventųjų ikonos? Čia toksai dar vienu laipteliu sudėtingesnis dalykas, kad iš tikrųjų kiekvienas žmogus, o ypač šventasis, kuris save apvalia savo esybę nuo aistrų, nuo blogio, yra Dievo ikona. Ir mums tie šventieji, jie taip pat kaip ir ikonos, yra tai, kas nukreipia mus Dievo link. Ir štai mes priimdami visą tą turtą, ikonografijos tradicijos turtą, kuris padeda net ir nemokantiems skaityti vaikams, galbūt neįgaliesim, kurie negali skaityti ir girdėti Dievo žodžio, pamatyti Dievo žodį, visą tą turtą mes turime. Ir taip pat netgi ir tie, kurie gali skaityti, gali girdėti Dievo žodį, ir jiems tai yra pagalba maldoje, tai yra tai, kas nukreipia jų mintis į tai, kas pavaizduota ikonoje. Ir dėl šitos šventės šiandien girdėjome skaitinį iš laiško Titui, kuris mums primena, kad jeigu yra žmogus, kuris įkyriai ginčijasi su bažnyčios mokymu, su Dievo žodžiu, tai tuose ginčiuose užstrikti nėra verta, o tiesiog jeigu tas žmogus yra užkietėjęs savo pozicijoje, tai gyventi toliau, paleisti tai, nes jeigu mes nugrimsime į tos ginčus, tai galim labai užstriktame, o tuo tarpu yra aiškus bažnyčios mokymas ir mes turime jo laikytis. Na, o šiandienos Evangelijoje girdėjome palyginimą apie sėjėją. Tai labai gilų Evangelijos palyginimą apie tai, kaip sėjėjas išėjo sėti sėklą ir tas sėklas nukrito skirtingose vietose. Ir mes gyvendami Lietuvoje galim taip susimastyti, kas čia per toksai neišmintingas sėjėjas, kad jisai ten varsto į kairę, į dešinę tas sėklas, kažkas ten ant kelio krenta, kažkas ant kolų. Labai toks keistas sėjėjas, paprastai mes išariam dirvą ir į tą dirvą sėjam, o ne į kairę, į dešinę. Bet iš tiesų tai pirmiausia susijęs su artimųjų rytų tuo kontekstu ir kaip ten tais laikais buvo atliekama sėja, o reikalas tas, kad žemė tenai save daug kur bloga, daug kur tik tam tikri lopinėliai yra derlingi ir kaip darydavo sinovijoje, tai tiesiog paruošdavo tos gerosius žemės lopinėlius, ten suarę, išpurenę ir taip toliau. Paimdavo asilą, prapjaudavo, uždėdavo ant jo maišą su grūdais, prapjaudavo skylę, kad grūdai birėtų, tada tą asilą vesdavo ir grūdai birėdavo, taip sakant, tas skirtingas vietas. Ir kadangi buvo tie derlingi žemės lopinėliai tokie atskiri, tai taip ir būdavo, kad nukrisdavo vieni
grūdai į derlingą žemę, kiti ant uolos, kiti dar kitur ir dar kitur. Ir panaudodamas tokį palyginimą, Jėzus, galima sakyti, kelis tokius svarbius dalykus padaro. Pirmiausiai, yra žmonės, kurie nenori jo klausyti, nenori jo suprasti, ir jisai sako, kas turi ausis, te klauso. Kas neturi ausų, jie klauso apie tą sėjėją ir nenori suprasti, ir tas palyginimas toks paprastas tarsi ir įsirėžė į atmintį, bet nėra kam labai paprieštarauti, kai tai pasakyta palyginimui. Kita vertus, jo klauso labai įvairūs žmonės, ir vaikai, ir suaugusieji, ir apaštalai buvę žvejai, ir apaštalas Natanaelis buvęs fariziejus ir taip toliau. Bet pasakydamas palyginimą, jis pasako tokį dalyką, kurį gali suprasti kiekvienas, ir vaikas, ir suaugęs, bet jį tyrinėdamas, jis gali vis geriau suprasti, apie ką pasakyta. Ir tokiu būdu tas palyginimas pats yra kaip tokia sėkla, kad vaikas išgirdęs šį palyginimą, jis jį gali prisiminti ir augdamas ir fiziškai, ir dvasiškai gali auginti ir savo šio palyginimo supratimą. Ir pirmiausiai mes išgirstame tokį paprastą Jėzaus paaiškinimą, kad sėkla tai yra Dievo žodis, kuris patekęs į žmogaus širdį, priklausomai nuo to, kaip žmogus gyvena, kaip priima tą Dievo žodžio sėklą, jis ten gali įsišaknyti arba atvirkščiai būti išrautas, numirti. Ir šventas Justinas Kankinys, kai kalba apie šį palyginimą, jis sako, kad Dievas apskritai, jis būdamas žodis, galima sakyti taip, mažesnius žodžius, kuris jis vadina sėkliniais žodžiais, jisai pasėja visame pasaulyje kiekvieno Dievo širdyje. Kiekvieno žmogaus širdyje, kuris ateina į šį pasaulį, yra jau nedidelė sėkla. Ir kiekvienas žmogus savo sąžinę ir protą naudodamasis, stengdamasis pažinti, ką ta sėkla jam sako, jisai gali pažinti dalį to Dievo žodžio didžiojo. Ir dėl to šventas Justinas Kankinys sako, mes galim kartais pamatyti, kad net ir nekrikščionis, kurie nėra krikštyti, kurie gyvena galbūt net iki Kristaus, jie kartais pasielgia gana krikščioniškai. Jis kalba ten apie tokius graikų filosofus kaip Sokratas, Platonas ir kitus. Sako, jeigu žmogus jisai stengiasi pažinti Dievo valią, tai nors apreiškimas ir suteikia Dievo valios pažinimo pilnatvę, bet tas, kuris žiūri į savo širdį, kuris ieško tos sėklos, tai jis vis tiek gali prie Dievo kažkiek priartėti ir kažkiek pagal Dievą gyventi. Ir Justinas Kankinys netgi tuos, kurie gyveno pagal savo sąžinę ir protą iki Kristaus gimimą, vadina irgi netgi tokiais krikščionimis iki Kristaus. Ir čia dar galime atkreipti kitą dalyką dėmesį. Apskritai, kaip sako šventas Maksimas išpažinėjas, Dievo žodį, Dievo žodžio tas sėklas pasėtas pasaulyje mes galime pažinti ir tirdami savo prigimtį ir mus supantį pasaulį ir šventąjį raštą ir melsdamiesi bažnyčios liturgijoje. Žinoma, kad tas svarbiausias dalykas mums yra Dievo apreiškimas, šventasis raštas, bet Dievo žodis neišreikštas vien šventajame rašte. Yra tie kiti dalykai, kurias pažindami mes galime pažinti Dievo žodį. Ir mes kalbėjome su jumis apie tai, kad dvasinis gyvenimas prasideda nuo apsivalymo, nuo savo širdies nuskaistinimo. Ir štai dalykas, kuris seka po širdies nuskaistinimo, kurio link mes turime eiti skaistindami savo širdį, yra būtent šitų, kaip vadina šventas Maksimas išpažinėjas ir šventas Justinas Kankinys, sėklinių žodžių
pažinimas per juos to didžiojo Dievo žodžio. Ir taipogi galime šiandienos palyginime atkreipdėmėsi į tai, kad sėja ne tik Dievas, bet sėja ir velnias. Dėl to, kad erškėčiais, piktžolėmis gali apaugti ta širdis ir tuomet tas Dievo žodis yra nustelbiamas. Ir taipogi galima atkreipdėmėsi, kad šiandienos palyginime yra pavartoti žodžiai, kuriuos mes vėliau girdėsime šiandien cherubinų giesmėje. Yra pasakyta, kad tarp erškėčių nukritusi sėkla apibūdina žmonės, kurie išgirdo Dievo žodį, bet toli neidami liko nusmelkti rūpesčių. Tai štai ir giedodami cherubinų giesmę mes giedame visus gyvenimo rūpesčius dabar atidėkime, būtent kalbėdami apie tokius rūpesčius, kuriuos sėja velnias ir kurie aptemdo mums Dievo žodį. Tad ravėkime erškėčius ir piktžoles iš savo širdies, tausokime ir auginkime Dievo sėklą mumyse. Amen.